Verstukas. Scenarijaus autoriai Uspenskis ir Kačianovas, režisierius Kačianovas, dailininkas statytojas Švarcmanas, operatorius Bunimovičius, kompozitorius Šajinskis. Filmą įgarsino Lietuvos televizija. Tegul lyja be galo, tegul telkšo vienbalo širdyje, man vis viena šviesu. O praeiviai nežino ir suprasti mėgina, ko toks linksmas šiandieną esu. Šiandien groju ir dainuoju, aš linksmiausiai už visus. Gaila, gaila, kad gimtadienis vienas per metų. Gal atskris koks būrėjas lėktuvų tartum vėjas ir pradžiugins linksmų filmukų. O paskui jis pasveikins ir įteiks man maloniai visą kalną Eskimo ledų. Šiandien groju ir dainuoju, aš linksmiausiai už visus. Gaila, gaila, kad gimtadienis vienas per metų. Gaila, gaila, kad gimtadienis vienas per metų. Labą dieną. Ar čia gyvena krokodilas Gena? Taip, čia gyvena. Tai aš. Na, tuomet pasirašykite. Sveikas, Gena. Sveikutis. Sveikinu tave gimimo dienos proga. Dėkoju tau. Tai man? Taip. Kulverstuk, tu tikras draugas. Pionieriai. Tikri pionieriai. Ir aš norėčiau taip žygiuoti. Žygiuoti. Reikia daug gero padaryti, kad taptum pionierium. Supranti? Suprantu. Oi, koks gražus. Gražus. Gal paleiskim jį į padangę? Paleiskim. Tegul skraido. 1, 2, 3. Ne taip. Štai kaip reikia. Laikyk. Laikau. Stipriau. Dabar gerai? Gerai. Ir... Kulverstuk, laikykis! Kulverstuk, ar neužsigavai? Ne, netrupučiu. Kaip gerai, aš taip išsigandau. Vėl pionieriai. Gena, paprašykim, gal ir mus priima. Ne, Kulverstuk,
Mūsų jie nepriims. Kodėl? Priims. Eina. Gal pabandykim. Sveiki. Labą dieną. Priimkite ir mus. Jūs? Į būrį? Ne, negalima. Į gyvąjį kampelį mes jūs gal ir priimtume. Mes nenorim į gyvąjį kampelį. Mes norim būti pionieriais. O inkilėlius mokat dirbti? Nemokam. O laužą ar mokat užkurti? Nebandėme mes. Na, o žygiuoti ar mokate? Nemokam. Štai matote, anksti dar jums. Ir iš viso į pionierius priimame tik patys geriausi. Mes ir būsim patys geriausi. Kai būsite, tada ir ateikite. Nieko mums neišeina. O tu dieną nenusibink. Pailsėsim ir vėl iš naujo perpjausim. Juk tu galėjai užsimušti. Kai aš buvau mažytis krokodiliukas, niekada nelaipiodavau gaisrininko kopėčiomis. Dar gerai, kad mes suspėjom. Taip. Aš daugiau taip nedarysiu. Nedarysi? Žiūrėk man. Na kurgi tu? Kur ten lendi? Tai ką, ar neturi ko veikti? Neturiu. Visai yra ką veikti. Jie neturi kur žaisti, todėl ir landžioja visur. Na gerai, mes jiems padėsim. Kas yra šitame namelyje? Viską mes išmesim, čia pastatysim suolelį, o štai čia įdėsim langą. Ir bus namukas, kur vaikai galės žaisti. Valio!
pavojinga. Ne, čia mes nieko nedarysim. Mes vardinėm skulverstuko, iškepėme pagranduką. Štai tokio didumo, štai tokio platumo, štai tokio didumo. Oi, kiek malkų. Ir mes čia laužą kursime. Ne, mes čia įrengsime vaikams žaidimo aikštelę. Jūs kol kas pasisukite. Jums ir taip darbų netrūksta. Duokite ir man nors tiek pamėginti. Neduosiu. Tu dar plaktuką išmesi. Dabar jie nė už ką nebepriims mūsų. Pilietį krokodilę. Klausau. Vadinasi, jūs pasiėmėt kompresorių. Taip, tai aš jį čia atsitempiau. O ką jūs ruošiatės su juo daryti? O mes juo jau pasinaudojame. Mes įrengėm vaikams aikštelę. Šaunuoliai, dėl kompresoriaus nesirūpinkite. Aš jį nuvešiu į vietą. Viso geriausio. Likit sveiki.
į talką rinksime metalo laužą. Oi, Kulverstuk, Ką? aš žinau vieną vietelę. Ten tiek metalo laužo. Tikriausiai reikės čia nardyti, o aš niekada neplaukiau. Kulverstuk, na ko spoksai? Ką? Padėk man. Imk. Padėk. Štai, visą tai jums atnešėme. Mes norėjom jums padėti. Valio! Mums pirmoji vieta garantuota. Mes labai džiaugiamės. Viso geriausio. Palaukite! Mes priimam jūs į būrį. Mus į būrį. Bet mes inkilėlių nepadarėm ir žygiuoti nemokam. Tai nesvarbu. Už tai jūs tiek daug gero padarėte. O žygiuoti mes jūs išmokysim. Būrys, rikiuok!